Sveiki, kolegos. Šiandien noriu Jums atsakyti į vieną man dažnai užduodamą klausimą. O koks skirtumas, iš kurios pusės aš apmėtysiu detalę su overlocku? O apskritai skirtumas kažkoks yra, taigi turbūt jokio nėra. Taigi abi pusės yra vienodos. Deja ne. Skirtumas yra ir yra taisyklė, iš kurios pusės yra apmėtomos viena detalė arba dvi detalės susiūtos kartu. Overlockas turi savo gerąją ir blogąją pusę. Čia turiu tokius du pavyzdžius. Specialiai apmėčiau skirtingais siūlais, kad būtų galima atskirti, šiek tiek labiau matytųsi, kuri pusė yra geroji overlocko, o kuri blogoji. Galbūt ant šito šviesaus matysis jums labiau. Iš gerosios pusės, tai yra ta pusė, iš kurios jūs dedate po overlocko pedele ir kurią jūs matote, tai yra overlocko geroji pusė. Ir kai overlockas padaro savo grandininį dygsnį, jūs matote tokias kaip brūkšniukus su tarpeliais. Tai yra overlocko geroji pusė. O overlocko blogojoje pusėje labai aiškiai matosi tokie trikampukai. Vadinasi, yra taisyklė. Jūs turite apmėtyti detalę iš tos pusės, kuri bus matoma, kai jūs nulyginsite detalę. Pavyzdys. Štai. Siūlė išlyginta skleistai. Čia mes matom overlocko gerąją pusę. Čia yra overlocko blogoji pusė. Kitas variantas. Siūlė nulyginta į vieną pusę ir šitam pavyzdį jinai yra nupeltakiuota. Todėl jinai nulyginta į vieną pusę. Ir va štai čia, kai jūs nulyginat, jūs turite matyti overlocko gerąją pusę. Dar vienas variantas. Čia yra pavyzdys mano siūtos kišenės, kelnių kišenė. Kai mes velkamės kelnes, mes matom kišenės maišelį. Ir va taip, kaip nulygintas kišenės maišelis, štai čia yra matomas overlocko geroji pusė, overlocko geroji pusė. Čia yra iš maišelio pusės, iš kito maišelio pusės yra overlocko blogoji pusė. Viskas yra labai paprasta. Į ten, kur lyginat, ten ir matosi overlocko geroji pusė. Gerbiami kolegos, laikykimės taisyklių, siūkim kokybiškai ir gražiai. Su jumis buvau aš, Ramunė Savilienė. Nepamirškit paspausti like.